Sveiki visi įsijungę dar vieną būsto įrengimo video, kuris jau mažai žingsneliais po truputį juda link pabaigos. Prieš pradedant rodyti visus būto pokyčius ir progresą, kurį jums nufilmavo Adomas, aš noriu dar kartą priminti, kokia buvo visų šitų video, statybų video prasmė ir idėja, kai mes pradėjome juos filmuoti. Tai visų pirma, būtą įsirenginėjame mes patys, praktiškai be darbininkų pagalbos. Yra tam tikri dalykai, kuriuos mums padeda daryti darbininkai, mums, turėčiau sakyti, Adomui, nes pagrindė viską Adomas daro savo rankomis. Adomas nėra profas, Adomas nėra statybininkas ar kažkaip kitaip susijęs su statybomis. Ir Adomas tiesiog galima sakyti, kad yra mėgėjas. Ko mes tikėjomės iš šitų video, kad galbūt pasidalinsim tam tikromis idėjomis, kurias mes atrandame įsirenginėdami būstą, ir tikėjomės, kad jūs patys, matydami mūsų pavyzdį, įsivertinsit, ką apsimoka daryti patiem, o kam galbūt yra geriau samdytis darbininkus. Ir tikrai matėt, kur buvo ir padaryta klaidų, kur tų klaidų tokių labai didelių ir nebuvo. Ir pagal tai patys galite įsivertinti, ar yra verta rizikuoti ir tam tikrus būto sprendimo klausimus daryti patiems, ar vis dėlto geriau samdytis darbininkus. Tai tiesiog noriu priminti, kad Adomas toli gražu nėra profas, tai toli gražu nėra Adomo darbas, ir labai tikimės, kad šie video jums yra naudingi ir galite iš jų kažko pasimokyti. Jeigu ne kažkokių idėjų įsirenginėjant būstą, tai gal bent tai, kad ko vertėtų vengti daryti patiems. Gero žiūrėjimo. Tai va, toliau tęsiam darbus, nenufilmavau jum, kaip dėjau medžio plaušo plokštės. Jos yra po laminatu, išdėtos per visą kambarį. Tai čia dar yra gabaliukas likęs. Tai va, susideda. Yra biškį tarpelis, bet jisai nelinksta. Tai va, esam susipirkę visą buitinę techniką išskyrus šaldytuvą. Čia yra indaplovė. Čia orkaitė, kaitlentė supirkęs iš seniau. Gartraukę esu atidavęs meistram. Gavom užsisakytas Gabrieliaus spintelė ir lovytė iš Japi Kids. Jeigu norėsit plačiau, klauskit Ingos, aš tai nelabai čia žinau, kiek čia mes mokėjom ir ką mes čia darėm. Čia yra ant viršaus tokia vystymo lenta, gal jinai ganėtinai graži. Viskas su ją tvarkoja, bet man jinai biškai yra per didelė, nes jinai išlenda ganėtinai nemažai iš kurio nors kampo, žiūrint, kaip tai ją padėsi, prisuksi. Gali tas išlindimas būti bet kurį kampą, bet mes jį nuimsim. Ten buvo tokia juostelė, uždėsiu tokią juostelę vietoj šitą, nes vystymo lentą mes turim, stalą, lentą. Tai va, pirkau visą buitinę techniką senukose, kadangi turiu naujakurio kortelę. Su ją susiveikiau ganėtinai nemažą nuolaidą, sutaupėm apie porą šimtų eurų nuo buitinės technikos. Tai visai neblogai. Laminatą beveik visur sudėjau, liko tik viena spinta. Ir pabaigti čia. Spintas beveik nudažytas. Lubas padariau iš laminato. Ten yra uždengtas rėmelis, irgi medinis, nes dažiau, bet visai nieko, žinokit, man patinka. Čia taipogi tokios va, tas medinis rėmelis. Čia pilna, negaliu praeiti, pilna kartono, šiukšlės rūšiuoju ir išvežinėju tam tikras vietas, jų yra nemažai šitų stotelių, kur nemokamai galit priduoti šiukšlių 250 kg į metus. Tai va, aš jau pridavinėjau ten, kad nešiukšlinti. Taip pat sudėjau plyteles į kolidorių, jos dar va, uždengtos, purvinas, pripurvinta. Taip pat sudėjau ir virtuvėje. Baltos didelės, aišku, nesimato, viskas užkrauta. Baltos didelės plytelės. Sumontavau visą grožinės dušo įrangą. Ten va liko biškį pataisyti, nes ten leidžia. Tarpinę nupirkau, nebuvo tarpinės, įdėsiu tarpinę. Nes pirkau tokį prailgintą.
Bet šiaip jo, be manto pagalbos galvojau reikės, nes nesu santechnikas, nežinau čia kaip kas montuojasi, bet viskas pagal instrukciją. Susidėjo tvarkingai, gražiai, viskas veikia. Padariau ir atspintas jau, kad galėtų čia montuoti jas kitą savaitę kartu su virtuvėm turėtų pradėti. Virtuvę užsakinėjau iš GG baldai, tikrai gera kaina. Iš gerų medžiagų, kokybiškų plokščių, sistemėlės irgi išsirinkau Blumą. Nu, kai sumontuos pamatysite. Spinta. Spintą norėjau išklijuoti kamštinę medžiagą, tą, kur parsiduoda, bet paskaičiavau, kad man pigiau pasidaryti bus tekstūra ir visą tai nusidažyti. Pabaigiau ir čia dėti laminatą. Sudėtas laminatas. Dar nepasibaigiau rozečių. Rozetės pasibaigsiu, kai nudažysiu jau paskutinį kartą, nes dabar buvau nudažęs su vandeniu. Pažiūrėti, ar viskas tvarkoja ir nėra jokių baisių kampų, duobių ir nelygumų. A few moments later. Darbai toliau tęsiasi. Pradėjau statyti spintas virtuvę, štai mano spinta dar nepabaigta, bet jau sugalvojau tokias duris, jos dar iš 2 dalių, nedidelės, bet tokiam, puikiai. Taip pat susidėjau jau duris, galima sakyti, kad parinkau beveik pagal laminatą, spalvą, struktūrą ir atspalvį. Štai jau ir virtuvė, įpusėjo, dar nepabaigė, trūksta čia vienos spintelės, reikia išsiaiškinti, kaip pastatyti protingai grochę, tai todėl turėtų šiandien atvažiuoti Mantas ir mane pakonsultuoti tai, ką aš esu sugalvojęs, nes jam reikia ventiliacijos, kad ventiliuotųsi ir vaikščiotų oras. Šiaip visai nieko, žinokit. Visur dar nėra pabaigta, bet viskas bus nuo pušų. Visur yra Bliumo sistemos, kuriuoms suteikiama 20 metų garantija. Tai vat, dar nėra pabaigta viskas iki galo, bet kitą savaitę turėtų pabaigti.